Čia apie ligas porą minučių įrašysiu. Apie bet kokias ligas. Apie bet kokias. Ar mažiausias, didžiausias, didelės, mažas, nesvarbu kokias. Ar skausmas galvoje, ar skausmas skrandyje, ar skausmas žarnyne, ar nugaroj skausmas, ar kažkas tokio, žinai, ar energijos nėra, ar ūpo nėra, ar kažkas tokio, žinai. Tau reikia tik tais noro tai pakeisti ir pradės viskas keistis. Tik tais noro. Jeigu noro nėra, tai reiškia dar tu nepasiruošęs ir dar nori pasimurgdyti tame šūdė, toje pelkėje, žinai. Viskas ok, viskas čia gerai. Bet kartais yra sunku pramušti tą tokį pirminį suvokimą, kas čia yra, kodėl aš sergu, kodėl man blogai, žinai. Kartais yra sunku pagauti tą norą, nes mes labai labai stipriai manipuliuojame esam eteriniam lygyje. Čia biškai iš ezoterikos irgi bus. Eteriniam lygyje mes esam labai labai stipriai manipuliuojami ir prijungti prie tos tamsiųjų matricos, žinai. Ir tai dėl to yra labai, kartais yra žmonėms sunku pagauti tą tokį savęs, tokį spindulį, tokį jėgos, žinai, tokį pasitikėjimą, tokį sunku pagauti kartais yra, žinai. Tai dėl to yra sunku pagauti. O kai tu pagauni, tas pagavimas yra noras būti sveiku ir be skausmų ir energingu, būti normaliai, žinai, normaliai eiti į savo reikalus tvarkyti, žinai, normaliai, kad būtų. Tai va, jeigu turi noro, tik tais pasakyk viskas, stop. Aš nebenoriu jokių ligų, aš nebenoriu jokių skausmų, man to nereikia. Visi čioškit nachren visi iš čia. Visos tos energijos. Viskas yra energija, prisimenam, ne? Tai ir iš karto po to pasakai, aš noriu būti sveikas, sveika, energingas, pilnas energijos, be skausmų, puikiai atrodyti, energingai, stipriai, tvarkingai, viskas ok. Tai va, iš pradžių pasakai, išreiški valią, iš pradžių pasakai, kad stop, nenoriu aš to nenoriu. Ir paskui pasakai, aš noriu, kad būtų taip. Ir viskas. O tą pirminį tokį, ateik kur nors į stalą, taip kumščiai, taip dėk vyriškai, sakyk, viskas, aš nebenoriu, žinai. Arba taip pat, jeigu arba moteriškai, ateik taip kumščiuką, taip suspausk ir dėk į stalą, žinai, sakyk, viskas. Aš nebenoriu to, aš noriu šito, žinai. Čia vadinasi valios išreiškimas, čia vadinasi ketinimas ir kai tu valią išreiški, tai pradeda paprasčiausiai pildytis, ko tu nori. Ir viskas. Ir reikia žingsnius žengti, reikia gal nueiti pas daktarą, žinai, gal patikrint su to sonograma, ne sonograma, kaip ten, su tuo, kur tikrina ten, kaip jis vadinasi, pavyzdžiui, ten rutuliuoja, žinai, per pilvą, ten ar per skrandį, žinai. Pavyzdžiui, reikia nueiti pas daktarą, žinai. Pavyzdžiui, iš draugų kažką išgirsi, pavyzdžiui, kažkokią video pamatysi, pavyzdžiui, kažką paskaitysi. Pradeda formuotis, žinai, pradeda formuotis. Ir kitaip ir būt negali, nes tu tą užsakei. Kitaip ir būt negali. Čia taip veikia mūsų pasaulis, žinok. Mes ką užsakom, mes ko norim, tai ir formuojasi. Ta pirminė, ta tokia blurinė plėvelė, tai pramušk, žinai, su savo nagais, jeigu moteris esi, tai paimk taip, kaip katė, pramuš tą plėvelę, žinai, tą bliurinę, kur nesimato, žinai, neina suvokti, kas yra kas, žinai, kartais, taip, tas pirminis toksai. Ir paskui viskas pradės formuotis taip, kaip tu nori, ir viskas. Tai va, linkiu viso tau šito pasiekti ir būti sąmoningam. Tai va, rinkimės sąmonę, rinkimės sąmoningai ir padarom šį pasaulį gražesniu, geresniu ir nuostabiu, kada jisai buvo senai.
Jis toks buvo labai, jis tai toks buvo kažkada senai, žinai. Dabar jis biškį yra sugriuvęs, bet mes atėjom jo padaryti nuostabių. Tu atėjai po to pasaulio padaryti nuostabių. Taip, žinok, taip. Tai va, linkiu tau pasiekti visko, ko tu nori ir pasimatysim. Iki, čiau.